Sveiki visi. Šiandien pažiūrėsim, ar jis galvoja apie tave. Pagalvokit apie vyrą, kuris neduoda jums ramybės, ne? Ar jis galvoja apie tave? Tikrai galvoja. Jau kortos sako, kad galvoja, bet to mes pažiūrėsim. Pažiūrėsim, ką galvoja. Pažiūrėsim patarimą jums. Ja. Nu, ką jis galvoja, kad jūs esat labai nepriklausoma, graži moteris, kur žino savo vertę, ane? Jis taip jūs mato. Taip. Pažiūrėsim. Ar jis galvoja apie tai? Na, tikrai galvoja ir labai daug ką galvoja. Pažiūrėsim, ką jis galvoja. Imperatorius. Na, kai imperatorius iškrenta, tai rodo tokį vyrą, kuris jaučiasi taip, tarsi turi būti visko valdovas, ne? Jis nori viską kontroliuoti, kad viskas vyktų pagal jo taisyklės. Mintise jis tarsi pats sau sako, aš noriu atrodyti stiprus, tvarkingas, turintis savo vietą gyvenime, ne? Bet kartu giliai viduje tas noras viską laikyti kontroliai slepia tą nesaugumą. Kartais jis bijo, kad praras savo autoritetą, jeigu atvers daugiau švelnumo. Jis mato irgi tave kaip žmogų, kurį jam kelia pagarbą, bet ir šiek tiek baimės, ne? Nes tavyje yra jėgos, kurie jis gerbia, bet iki galo nelabai supranta. Gal dėl to jis dar nieko aiškaus gali nedaryti. Nori atrodyti rimtas, stabilus, ne per daug jausmingas. Iš esmės, tu jam nesi pramoga kažkokia, ne? Jis tave vertina. Dėl to jaučia vidinį spaudimą. Nenorit pasirodyti silpnas. O toksai imperatorius iškrito pas mus, kontroliuotojas. Nu, taurių pažas. O viduj, jo, atrodo toksai vyras, ne? O viduj tai berniukas. Žinai, vaikas. Toks, kuris pasimeta tarp jausmų, tarp savo kažkokių baimių. Aišku, jam kyla ir švelnumas tau, noras būti arčiau, parašyti, parodyti dėmesį. Bet jis save kontroliuoja, sustabdo, ne? Nes išsigąsta, kad jausis pažeidžiamas. Jam labai viduj, jam labai norisi romantikos, bet parodyti tą romantiškąją savo pusę, jam trūksta drąsos. Nu, jis tarsi svajoja, nelabai daug, bet tokio kaip žingsnio, tokio praktiško, nedaro. Nors mintise jis ten savo kūrė meilės istorijas, kai jis toksai drąsus, romantiškas ir taip toliau. Bet jis netgi gali stebėtis pats, kaip šiltai apie tave galvoja, ne? Nors išoriškai stengiasi išlaikyti rimtą veidą. Bet ta švelni energija niekur nedingsta. Pažiūrėsim, kas čia dar pas mus. Nu, grinai, vyras, o po kaukę vyro mažas berniukas. Atsiprašau, šiek tiek pakoreguosiu. Va. Monetų pažas. Ir iš meilės pusės galvoja, ir galvoja kažkaip praktiškai. Jam įdomu, kas darosi tavo kasdienybė, ne, ką tu veiki, kaip gyveni. Jis gali stebėti tave per socialinius tinklus, ar
kada įeini, kada išeini, ne, kodėl jam neparašai, stebi. Bet nori jis kažkokio realaus kontakto, ne? Bet bijo padaryti klaidą. Monetų pažas visada ir visi pažai rodo tokį smalsumą. Jis tave dar tik tyrinėja, ne? Bando suprast, kokia tu esi, kaip prie tavęs prieit, kaip neprarasti ryšio. Jam norisi tave pažinti giliau, bet dar nežino, kaip taip padaryti be spaudimo, ne? Ir laukia kažkokios progos, ne, su tavim susisiekti. Bet ir bijo pasirodyti kvailai, kažkaip įkyriai. Jis norėtų kažko rimto, bet kažkodėl žengia mažais tokiais atsargiais žingsneliais. Va. Neturi jis drąsos dabar, kažkodėl tos baimės kažkokios, ne? Pažiūrim, ką dar toliau rodo mums. Trys pažai iš karto. Tai reiškia, kad jo mintyse labai daug smalsumo. Tas noras stebėti, sužinoti, ne, apie tave, bendrauti. Bet čia, matot, pažai yra toksai nebrandus veiksmas. Jis gali tave sekti, nestebėti, domėtis, kaip tu ten gyveni, bet jis nelabai drįsta parodyti viso savo susidomėjimo. Kodėl jis bijo, pažiūrime, ne? Kodėl jis bijo? Ką parodys mums kortos? Taurių šešetas. Taurių šešetas. Čia tokia korta, jinai švelni korta, ne? Ji rodo, kad jis tave labai daug tarsi prisimena su šiluma, ne? Tu jam tarsi toksai namų jausmas. Jis galvoja apie tai, kas buvo tarp jūsų, ne? Jeigu buvo. Arba tiesiog idealizuoja tave kaip žmogų, su kurio būtų gera, ten smagu, paprasta, ne, šilta. Taip. Jis gali, jeigu tarp jūsų buvo kažkas, tai jis tikrai prisimena su nostalgija tokia. Jis mintise, matai, jis keliauja į praeitį. Jis prisimena smulkmenas, kažkokias, kaip kažkokią žinutę gal tu jam parašei tokią šiltą, tavo žvilgsnį ar kvapą. Tai korta, kuri visada sako, kad jis tave jaučia širdim. Bet vėlgi, čia ne veiksmas, čia yra svajonė, prisiminimas kažkoks, tokia švelni fantazija. Jis nori tave pamatyti, bet nepasiryžęs realiems veiksmams. Ir kodėl jis nedrįsta? Jis nedrįsta. Monetų šešetas. Jis galvoja, kad jūsų ryšys yra toksai gal nelabai subalansuotas, ne? Jis gali galvoti, ar jūsų santykiai yra abipusiai, ar jūs vienodai atiduodat vienas kitam ir gaunate, ne? Jam kažkodėl atrodo, kad tu tikriausiai neduodi tiek, kiek jis. Jis nori jaustis lygus ir nebūti tas, kuris viską duoda, o tu tik priimi. Aišku, čia yra jo mintis, čia nereiškia, kad tai yra tiesa, ne? Bet jis taip galvoja, kad jis duoda daugiau. Ir jis tikriausiai nejaučia tiek šilumos iš tavęs, kiek norėtų, ne? Gal jis net pagal tai ir taurių šešetą, gal jis fantazuoja apie tai, kaip būtų, jei santykiai tarp jūsų būtų tokie sąžiningi, be žaidimo, nešvarūs, bet kartu jam sunku pasitikėti tavim, nes jis bijo, kad atiduos per daug,
o liks, žinai, tuščiom rankom, be nieko. Nu, vat, taip jis galvoja. Taip jis galvoja, kad tu jam neduodi tiek, kiek jis norėtų, kiek jis įsivaizduoja. Ne? Lazdų 9. Nu ir va, jis gynyboj. Kažkodėl pavargęs, kažkaip saugo savo širdį, galvoja apie tave, bet kartu bijo, tarsi, žinai, tarsi vat, stovėtų prie sienos, kurią pats ir pasistatė. Jis nori būti atviras, bet kažkodėl instinktyviai laikosi tos gynybos, ne? Jis gali taip vat galvoti, jei vėl pabandysiu, man vėl skaudės. Nu, vat jis saugo save, laukia, stebi, gal net slepia savo emocijas, ne, po tą viskas kaukia. Bet viduj labai yra jautrus, ne, ir pagal pažus mes matom toksai jautruolis. Nu, šitą kortą rodo vyrą, kuris jaučia, bet bijo pripažinti, kiek iš tikrųjų tu jam rūpi. Nu. Kiek iš tikrųjų tu jam rūpi. Oi, ir monetų 4. Nu va, viską laiko savyje. Galvoja apie tave ir nepaleidžia, ne? Čia, vat, matot, žmogus, kuris laiko kažką brangaus savo rankose ir bijo tai prarasti. Bet kartu jis bijo atsivert, nes nori išsaugoti savo stabilumą, ne, va, savo kontrolę, vyrišką tokią kontrolę. Jis taip mato, kad jis taip turi turėti. Ir aišku, šitą kortą rodo didelį pavydą. Jis sako, nesako, bet viduje jam labai rūpi, kas yra šalia tavęs. Pavydas yra stiprus. Jis nori tave turėti, bijo labai prarasti. Ne? Ir va, tarsi pasiklydė savo mintise tarp va, to noro laikyti ir noro pasitikėti, ne, ką parodė kortos. Nu va, ir užsidaro. Kardų 2, čia yra korta tylaus karo. Viena jo pusė vidinė, nesako, eik ten, pasakyk, parodyk savo jausmus, bet kita pusė sako, nieko nesakyk, per anksti, gali viską sugadinti, taip toliau. Todėl jis gali atrodyti ir toksai ramus, ne? Bet viduj tikrai yra audra. Jis pats nežino, gali ir tai būti, jis pats nežino, ko nori. Jis va, užmerkia akis ir tikisi, kad viskas išsispręs savaime. Bet kortos tikrai sako, kad jis iš tikrųjų jaučia, tiesiog dabar negali apsispręsti. Todėl ir užsidarė. Na ir pažiūrėkim patarimą tau, kaip elgtis šitoj situacijoje, ne? Mėnulis. Nu, Mėnulis sako, tikrai nesileisk į iliuzijas. Jis šiuo metu pats nežino, ko nori, ne? Todėl tu irgi neturėtum bandyti skaityti tarp eilučių, ne? Yra tos miglos, paslėptų emocijų, neišsakytų minčių. Geriausia, ką gali dabar padaryti, tai likti savimi, išlaikyti savo intuiciją, bet nepradėti gyventi jo svajonėse. Ne? Mėnulis visada primena, kad ne viskas, kas atrodo tikra, yra realu. Todėl dabar nesusikurk tų pasakų, ne, sau, kaip ir jis. Stebėk jį, jausk,
bet nesusipainiok jo migloje. Jeigu jis nežino, tegu jis pats ten ir tvarkosi su savo mintim. Tavo jėga dabar yra aiškumas. Tik aiškumas, jokių iliuzijų. Dabar padaryk net tokią pauzę, ne? Pajausk save. Jis dabar gyvena rūke kažkokiam, tai palauk, kol jis iš ten ištrūks. Va, taip. Ačiū visiems, viso gero.